Šiandien turiu huge ass package'ą, ką esu labai excited išpakuot, bet pirmiau reikia žirklės. Tai va, žodžiu, dabar, nežinau, pavadinkime haulu iš to, ką nusipirkau, kadangi išleidau aš nemažai pinigų ir labai laukiau iš tos siuntos. Čia daug stuff yra. Tai padarysim haulą. Pirmą kartą bandžiau užsisakyti tiek daug dalykų ir taip pasitikinčiai iš interneto. Dažniausiai aš taip nedarau, bet galvoju, who's gonna stop me? Galim pradėti. Gerai, pirmas dalykas, dėl kurio esu baisiai excited ir aš kažkada buvau pašte, neklausyt, ir tenais pamačiau, kad mūsų pašte pardavinėjo tokį dalyką, bet tuo metu nebuvau pasiėmus piniginės ir tada, kai aš nuėjau pasiimti piniginę, tai praėjo gal savaitę, nebeliko pašte tų dalykų ir aš labai norėjau pamėginti. Tai yra tokia drobė ir va dažai čia va yra sužymėti. Aš manau, jūs suprantate jau, kas tai yra. Skaičiukai. Ir tokios dvi antižąsys, nežinau kas čia. Labai norėjau pamėginti spalvinti. Ten pašte buvo lapas, o čia visa drobė. Tai atrodys kaip cool piešinukas, kurį galėsiu pasidėti savo naują spintą. Very excited, tik nežinau, kas čia per lapas. Careful, bla. Šitą užsisakiau all about funsies and stuff. Čia yra tas Aurora Light. Nu bent tikėkimės, kad čia šitas. Tikėkimės, nes aš tai matau, kad... nu bet čia daug įvairių pavaizduota, nu žodžiu. O Jėzus, koks mažiukas. That's what she said. Kažkaip biškiau ten mačiau didesnį įsivaizdavau ir mačiau. Ką iš čia apšvies, šūdai iš čia apšvies. Bet tiesiog norėjau kažkokios šviesos savo kambarį, kadangi mano lemputės sugedusios yra. Nusipirkau žodžiu tokį dalyką, tai aš tik nežinau dabar. Aš pasakysiu jums taip. Šitie pirkiniai buvo pirkti naktį, apie 1 valandą nakties. Tai yra neapgalvoti, neapskaityti, nieko. Aš tiesiog, fainai, perku. Šiaip surprisingly, čia yra Type-C laidas. Tai jis trumpas gana, bet aš turiu savo namie Type-C laidų, tai aš galiu ilgą pasidaryti, tai visai cool. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Nu cool, nu žodžiu, bet labai gražiai šviečia mano kambarys. Tai naktį turėtų iš vis labai gerai atrodyti. Yra va toks va pultelis. Šitas man labiausiai turbūt patinka, kadangi violetinė. Labai smagu, o background'e biški matysis. Turim drabužių. Tai va, tokia suknelė. Tokia visai trumputė vasarinė suknelė. Tai tik tai žiūrėsim, kaip bus, nes aš biškai bijau, kad per liemenį čia yra biškai man per platu. Ėmiau čia, man atrodo, Emma visur, kadangi šiaip aš Emma nešioju. Toliau. Spėju, kad čia dar viena suknelė. Taip, suknelė, spėju, nes kažkokia labai minkšta atrodo. Čia tokia labai paprasta suknelė, aš tiesiog neturiu jokių paprastų gražių suknelių. Tai va, tokia užsidėti trumpom rankovėm ir trumpa, faina. Šiaip medžiaga žiauriai man patinka. Jaučiu, kad irgi galimai gal bus per didelė šiek tiek. Bet aš kažką sugalvosiu, čia gali būti crafty dalykas, gal kokį reikia ant šitos nusipirkti kokį korsetuką or something, you know. Aš manau, čia galima, aš crafty žmogus, aš kažką sugalvosiu. Šitą dalyką turbūt labiausiai laukiau. Biškia plamdyta dėžutė. Kažkaip liūdnai biškia atrodo. Tai tikėkimės veiks. Bet tai sunkus, geras. Yra instrukcijos, man instrukcijų nereikia. Kam instrukcijų reikia? Niekas neskaito jų. Neskaito. Nu labai nice. Aš tiesiog labai norėjau tokių žirklių, kurio labai man garbanotų. Tai, nu ką žinau, metalas kaip metalas. Yra laipsniai.
0 laipsnių, 108 laipsnių ir 210 laipsnių. Boy, oh boy, aš nežinau, kokia temperatūra reikalinga. Einam pažiūrėti, ar kaista. Šviesa, okei. Laukiam, kol iššils, pažiūrėsim, kaip greit iššils. Nu va, pabandžiau. Nu, aišku, aš čia labai greitai ir trumpai palaikiau, bet hello, I like how it looks. Mano plaukai iš tikrųjų labai sunkiai garbanojasi, jie yra labai tiesus and all, bet šitas, nu, pabandom ir kitą pusę. Kaip neatrodytų taip durnai dabar jau. Patinka. Aišku, dažnai nereikia, po to susigadina plaukai, bet hello, vasarai toks wavy beach waves look. Lavinu. Jau. Boom, flosseris. Labai ilgai šitą vis norėjau užsisakyti, bet kažkaip niekaip neužsisakydavau, kažkaip niekaip neprisiruošdavau, bet dabar galvoju, kadangi jau viską užsisakinėjau. So let's do this. Instrukcijos. Nu šitų gal prireiks, bet ne. Labai nice atrodo. Ir antgaliai 4 netgi. Ką su jais daryti? Na gerai, gal tikrai reikės instrukcijų. Vaisiu paleifilą. Kaip parodyti jom paleisiu, pat apsiu. Bet žodžiu stipriai veikia. Usable. Patariu. Toliau. Čia yra labai simple dalykas riešams. Kai aš darau savo skincare, mane labai užknisa, nes aš plaunu tą veidą ir aš jaučiu, kai man bėga čia bėga ir aš tada einu ir praužiuos tą veidą ir į rankšluostį trinu tas rankas, kad man nebėgtų. Reikia simple solution. Tiesiog nusipirkti tos, kurie stabdo tai. Jau, ir dabar čia šitas. Na gerai, čia 2 dalykai turi eiti. Taip, tai dabar šitas turi eiti kartu su šitu. Priešistorė yra tokia, kad kažkada ėjau pabėgiot ir buvo taip šilta, bet taip ne per daug šilta. Nu taip, ausys baisiai nušalo, kai aš bėgiojau. Tai pagalvojau, reikia užsisakyti sportinį šitą, nežinau, kaip čia pavadinti, lankelį, gumą. Čia taip šustrai, čia tipo biški paraukta, lalala ir panašiai. Tai, žodžiu, nenoriu dabar dėtis, nes mano kačiukas atėjo bėgo. Pasisveikinkite su šitą nesąmonę darytoje. Tai čia yra termo megztinukas toks, bėgiojimui, biški kaklą uždengia. Ne, jeigu aš mane pupalės. Raminkis. Oi, dabar jau šoks. Ogi, numes man viską. Nešok, prašau. Sakiau. Na va, mano šitas setukas bėgiojimui pasiruošus. Man svarbu ausis uždengia, nes mano ausys ten su mano ausim problemos. Nežinau. Nu, aišku, galima ir susitrumpinti jį. Kaip nors čia taip ar ne. Na, žodžiu. Na ir the last thing of them all yra šitas mažas daiktas. Tai bandykit spėt, kam jisai reikalingas. Na. Ogi. Jis yra skirtas knygos puslapiam prilaikyti su pirštu. Nu, pavyzdžiui, turiu savo knygą. Nu, kad nelaikyt visą laiką va šitaip, nes nu šitaip laikai, tai tie puslapiai ir į tą pusę vartosi labai lengvai. O aš mėgstu dažnai pagulėti šonu paskaityti, tada tie puslapiai man verčiasi ir aš turiu laikyti su kita ranka irgi. Tai šitas dalykas, bum, padaro. Ir galiu skaityti ir taip, ir taip, ir taip, ir anaip, ir trečiaip, ir perfection.
Tai galėsiu labai ramiai, nicely skaityti, ką tik savo paspoilinau vieną puslapį. Bum! Va, kiek visko. Crazy. Ir dar šitas daiktas, kuris labai gražiai man apšviečia kambariuką mano. Tai naktį bus. Dabar susitvarkyti, sužiūrėti, kur kieno yra instrukcijos, va, nes visas mečiu į vieną vietą.